kokybę ir būti pavyzdžiu šiame kelyje. Tai tokios sritys kaip sveikatos apsauga, socialinė parama, teisėsauga, aplinkos apsauga. Buvo vertinamas kandidatų sveikatos apsaugos sistemos tobulinimas regione, socialinės paramos teikimas, neįgaliųjų integravimas į visuomenę, viešo saugumo gerinimas, sėkmingas aplinkosauginių projektų įgyvendinimas. Apdovanojimus įteikti kviečiame Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinę sekretorę Janiną Matuzienę. Garbūs ponai ir ponios. Iš tiesų man tikrai labai malonu ir man suteikta didelė garbė teikti apdovanojimus, bet iki tol, kol mes čia susirinkom, buvo nueitas netrumpas kelias. Aš labai noriu padėkoti iniciatoriams, kurie sugalvojo šitą puikų apdovanojimą. Nes iš tiesų mes dirbam, kaip kažkas sakė, o padėkoti kartais ir pamirštam. Dar vieną noriu prisiminti tokį žodį, du žodžius - socialinė partnerystė. Ir aš manau, kad mes kartu dirbdami mums pavyko išlaikyti Vilniaus apskrities trišalę tarybą. Ir labai noriu už tai padėkoti ir verslo darbdavių konfederacijai, ir profesiniams sąjungoms, kurios deda visas jėgas, kad mes dirbtume toliau ir kad mes tikrai mokėtumėm ir dirbti, ir švęsti. Labai jums ačiū, linkiu visiems sėkmės. O labiausiai ačiū Ukmergės savivaldybei, kuri tikrai mums šį vakarą padarė tokį nuostabų. Ir aš manau, kad tai, ką mes čia dabar juntam, mūsų tie plojimai, tai yra didžiulis įvertinimas, bet tai net neįkainoja to, kiek tai įdėta į šitą vakarą. Aš įsivaizduoju, ką tai reiškia šitą vakarą tokį suorganizuoti. Ačiū visiems, linkiu sėkmės ir toliau gražių projektų kartu visi trys socialiniai partneriai. Padėkos raštu už pasiekimus socialinės infrastruktūros stiprinimo srityje yra apdovanojama Viešosios įstaigos Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytoja Danuta Sakalovskaja. Nominantė Danuta yra įsitikinusi, kad slauga nėra profesija, tai pašaukimas ir gyvenimo misija. Padėkos raštu už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje apdovanojama akcinės bendrovės TVLT darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotojų darbuotojų atstovė, profesinių sąjungų pirmininkė Birutė Čepienė. Darbuotojai ir jų atstovai geriausiai išmano problemas galinčias kilti jų darbe. Jų dalyvavimas užtikrins, kad būtų įgyvendinamos tinkamos ir veiksmingos priemonės, sako Birutė Čepienė. Padėkos raštu už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje apdovanojama Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutirėvienė. Dalytė Kutirėvienė, ieškodama geriausių būdų padėti žmogui, vadovaujasi Žano Žako Ruso teiginiu: sąžiningas smulkių kasdieninių pareigų vykdymas reikalauja ne mažiau valios negu herojiški žygiai. Trečio laipsnio nominacija už pasiekimus socialinės infrastruktūros stiprinimo srityje yra apdovanojama Širvintų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Irena Oršauskienė. Jaučiuosi laiminga, galėdama padėti kitiems, galiu pakelti bet kokius gyvenimo sunkumus. Jei tik kam galėsiu padėti ir būsiu reikalinga, sako Irena. Trečiojo laipsnio nominacija už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje apdovanojama viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėja Angelė Čepelienė. Angelė Čepelienė įsitikinusi, kad kiekvieną žmogų turėtų lydėti 3 dieviškos dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Dieviškos dorybės pagrindžia ir įkvepia moralinę krikščionio veiklą. Jos ugdo ir gaivina visas moralinės dorybės. Už pasiekimus socialinės infrastruktūros stiprinimo srityje yra apdovanojamas Vilniaus rajono Prūdiškių socialinės globos namų direktorius Bronislavas Jozenas. Atsidavęs darbui, savo darbą atlieka taip, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai įstaigos bei gyventojų labui, vadovaujasi tokiamis humanistinėmis savybėmis kaip žmogaus teisų užtikrinimas, rūpestinga asmenybė, todėl nuolat nori rūpinasi asmenų gyvenančių globos namuose gerbūviu, siekia, kad visuomenės požiūris į neįgalųjį asmenį būtų teigiamas. Ir taip, už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje viešosios įstaigos Vilniaus ir Alytaus regiono Aklųjų centro Švenčionių rajono filialo socialinė darbuotoja Stasė Mažolienė. Gyvenimas yra muzika, o natas susidėliojame patys.